Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu, kokios PVM pareigos kyla asmeniui, ne PVM mokėtojui, kuris perka paslaugas iš Facebook, Google ir kitų panašių užsienio platformų nuo 2025 metų gegužės 1 dienos. Lietuvos asmuo įsigyja savo vykdomai ekonominiai veiklai reikalingų paslaugų iš užsienio platformų, tokių kaip Facebook, Google ar kitų panašių platformų, toliau užsienio platformos, nuo 2025 metų gegužės 1 dienos privalo registruotis PVM mokėtojų Lietuvoje bei nuo įsigytų paslaugų apmokestinamosios vertės apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti PVM į valstybės biudžetą. Kai Lietuvos apmokestinamajam asmeniui kyla pareiga registruotis PVM mokėtojui, dėl iš užsienio platformų įsigytų paslaugų jis gali pasirinkti registruotis PVM mokėtojui, taikančių smulkio verslo schemą Lietuvoje, jei bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir arba suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas, suma per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 45 000 eurų ir nenumatoma šios ribos viršyti einamaisiais kalendoriniais metais. Asmenys pasirinkę taikyti smulkio verslo schemą Lietuvoje nuo savo šalies teritorijoje tiekiamų PVM apmokestinamų prekių ir arba teikiamų PVM apmokestinamų paslaugų neskaičiuoja PVM ir jo nemoka į valstybės biudžetą iki to laiko, kol neviršijama 45 000 eurų suma. Tuo atveju, jeigu asmuo pasirenka netaikyti smulkio verslo schemas Lietuvoje ir įsiregistruoja įprastų PVM mokėtojų, arba jeigu jo pajamos iš vykdomos PVM apmokestinamos veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 45 000 eurų ribą, arba numato šią ribą viršyti einamaisiais kalendoriniais metais, asmuo už patiektas PVM apmokestinamas prekes ir arba suteiktas paslaugas šalies teritorijoje skaičiuoja PVM ir moka jį į valstybės biudžetą. Panagrinėkime, kaip smulkio verslo schema Lietuvoje taikoma praktikoje. Pavyzdys. Asmuo įsigyja užsienio platformos reklamos paslaugą savo vykdomai veiklai. Pavyzdžiui, kirpėjas perka Facebook reklamą. Užsienio platformos suteiktos reklamos paslaugos neapmokestina PVM, nes pareiga apskaičiuoti PVM už įsigytas paslaugas tenka šios paslaugos pirkėjui, šiuo nagrinėjimu atveju kirpėjui. Kitaip tariant, yra taikomos atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas. Iki 2025 metų gegužės 1 dienos asmuo nuo užsienio platformos suteiktų paslaugų apskaičiuota PVM deklaruodavo teikdamas PVM mokėtojų neįregistruoto asmens pridėtinės vertės mokesčio apyskaitą forma FR0608. Nuo 2025 metų gegužės 1 dienos asmuo paslaugų įsigyjimo iš užsienio platformos tikslais privalo registruotis PVM mokėtoju, gali pasirinkti taikyti smulkio verslo schemą Lietuvoje, pagal kurią PVM nuo jo teikiamų kirpėjo paslaugų neskaičiuojamas, tačiau jam išlieka prievolė apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti PVM nuo iš platformos įsigytų paslaugų. Apskaičiuotas PVM deklaruojamas PVM deklaracijoje forma PVM 101, bet tik tuo atveju, kai asmuo registruojasi PVM mokėtoju ir pasirenka taikyti smulkio verslo schemą Lietuvoje. Tam tikrais atvejais užsienio platformos, pavyzdžiui, reklamos paslaugų teikėjai tokie kaip Facebook, gali apmokestinti savo paslaugas PVM. Todėl įsiregistravus PVM mokėtojų taikančių smulkio verslo schemą Lietuvoje ir perkant paslaugas iš užsienio platformų, būtina nurodyti savo PVM mokėtojo taikančio smulkio verslo schemą Lietuvoje kodą. Tai leis platformoms žinoti, kad paslaugas įsigyjate kaip apmokestinamasis asmuo ir pritaikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, tai yra neskaičiuoti PVM nuo suteiktų paslaugų. PVM mokėtojui pasirinkusiam taikyti smulkio verslo schemą Lietuvoje taikomos šios pareigos. Pateikti PVM deklaraciją forma PVM 101 iki kito mėnesio 25 dienos už tą mėnesį, kai įsigijo paslaugų iš užsienio platformų. Jei šių paslaugų per kalendorinį mėnesį neįsigyjama, tai PVM deklaracijos forma PVM 101 teikti nereikia. Vykdomos ekonominės veiklos sandorius įforminti supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą,
kurioje nurodomas suteiktas PVM mokėtojo taikančio smulkiojo verslo schemą Lietuvoje kodas. Išrašomoje supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifas ir suma nenurodomi, kadangi toks asmuo savo veiklos sandorių neapmokestina PVM, tol kol per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 45 000 eurų ribos ir nenumato šios ribos viršyti einamaisiais kalendoriniais metais. Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenys, gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose į SAF neteikiami. Lietuvos apmokestinamasis asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti PVM mokėtojų taikančių smulkiojo verslo schemą Lietuvoje, turi mokesčių administratoriui pateikti tinkamai užpildytą prašymą, kuris pildomas ir pateikiamas elektroniniu būdu per Mano VMI horizontalaus meniu juostoje pasirinkus paslaugos, PVM mokestis ir registravimas, PVM mokėtojo arba ir SVS Lietuvoje dalyvio įregistravimas, spaudžiama žalia ikonėlė pildyti. PVM deklaracija forma PVM 101 teikiama elektroniniu būdu prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos ir pasirinkus meniu punktus. Deklaravimas, pildyti formą, langelyje formos kodas įrašyti PVM 101 ir paspausti mygtuką filtruoti. Deklaracijai PVM 101 pildyti pasirenkamas mėlynas gaublys. Atsidarius PVM 101 deklaraciją reikia įvesti bendruosius duomenis. Pirmiausiai nurodyti PVM mokėtojo kodą. Tuomet pasirinkti mokestinį laikotarpį, kuriame buvo įsigytos paslaugos iš užsienio platformų. Kaip ir minėta, PVM 101 deklaracija teikiama už mėnesį, kurį buvo įsigytos paslaugos iš šių platformų. Vadinasi, jei paslaugos buvo įsigytos gegužės mėnesį ir visą gegužės mėnesį asmuo buvo registruotas PVM mokėtoju, taikančiu smulkiojo verslo schemą Lietuvoje, tai mokestinio laikotarpio pradžia turi būti nurodoma 2025 m. gegužės 1 diena, o mokestinio laikotarpio pabaiga 2025 m. gegužės 31 diena. Jeigu PVM 101 deklaraciją teikiate už tą mokestinį laikotarpį, kurį buvote įregistruoti PVM mokėtojais, taikančiai smulkiojo verslo schemą Lietuvoje, tai mokestinio laikotarpio pradžia turi būti nurodoma įregistravimo diena, o laikotarpio pabaiga paskutinė to mėnesio diena. O atveju, kai PVM 101 deklaraciją teikite už tą mokestinį laikotarpį, kuriame buvote išregistruoti iš PVM mokėtojų, taikančių smulkiojo verslo schemą Lietuvoje, mokestinio laikotarpio pradžia turi būti nurodoma pirma to mokestinio laikotarpio diena, o laikotarpio pabaiga paskutinė PVM mokėtojo taikančio smulkiojo verslo schemą Lietuvoje registracijos diena. Suvedus šios duomenis spustelti kitas lapas. Šiame lape reikia suvesti PVM duomenis. Pirmiausiai pasirinkite deklaruojamų duomenų rūšį. Pažymėtina, kad deklaruojamų duomenų rūšies kodas pasirenkamas priklausomai nuo to, kur įsikūrusi platforma, kurios paslaugomis naudojatės. Jei platforma įsikūrusi ES teritorijoje, pasirinkite 140 duomenų rūšies kodą, o jei platforma įsikūrusi už ES teritorijos ribų, tada pasirinkite 141 duomenų rūšies kodą. Tuomet pasirinkite 21% PVM tarifą. Tuomet įrašykite įsigytų paslaugų apmokestinamąją vertę. PVM sumos laukelis susipildo automatiškai. Svarbu, pasirinkus netinkamą deklaruojamą duomenų rūšį, ją galima panaikinti paspaudus šiukšliadėžės ikonėlę ir pasirinkti teisingą duomenų rūšį. Tada pasirinkite tikrinti ir jeigu nėra jokių klaidų, pateikti. Atlikus visus veiksmus, PVM 101 deklaracija bus pateikta, o duomenys pateikti apdoroti. Turėtumėte matyti tokį patvirtinimo vaizdą. Lango apačioje bus rodoma mokėtina PVM suma.
Apmokestinamajam asmeniui, ne PVM mokėtojui ar PVM mokėtojui, tačiau taikančiam smulkiojo verslo schemą Lietuvoje, atsiranda prievolė įsiregistruoti įprastų PVM mokėtojų, skaičiuoti ir mokėti PVM, jei bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir arba suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas, suma per praėjusius kalendorinius metus viršijo 45 000 eurų ribą, arba numatoma šią ribą viršyti einamaisiais kalendoriniais metais. Viršijus 45 000 eurų ribą, apmokestinamasis asmuo smulkio verslo schemos taikyti nebegali, bei turi iš šios schemos įsiregistruoti ir įsiregistruoti įprastų PVM mokėtojų. Visą aktualią informaciją rasite nuorodose, kurias pateikėme ir video aprašyme. Ačiū už dėmesį.